Sveiki, esu Ieva ir esu agronomė Pionier įmonėje. Kokia, sakai, sėjos norma buvo šiam lauke taikyti? Labai gražiai sudygęs, tolygus rapsas. Tai realiai mūsų agronomų tikslas, kad augalas būtų į save stiprus, pamaitintas ir jam suteikti kuo geresnės sąlygas augimo. Nieko, šaknys storos, visko gerai, visko daug turi. Laukas gražus. Tai būtent rinkdamiesi veislę, kuri turi atsparumą, mes saugom savo derlių ir apsidraudžiam. Sveiki, esu Ieva ir esu agronomė Pionier įmonėje. Tai kalbant būtent apie šią veislę, tai yra puikiai veislė, viena iš naujausių Pionier selekcijos hibridų. Ir ką norėčiau išskirti, tai būtent šis hibridas turi atsparumą ankštarų atsidarimai. Tai puikia savybė, ypatingai kalbant, kad mūsų sąlygos Lietuvos yra nepastovios birželio, liepos mėnesiais, kada jau ankštaruose grūdai būna subrendę ir gali lengvai atsidaryti. Tai būtent rinkdamiesi veislę, kuri turi atsparumą, mes saugom savo derlių ir apsidraudžiam. PX141 tai yra pusiau žemaūgė veislė. Tai dabar būtent kodėl aš ją rekomenduoju rinktis ūkiams. Ir tikrai nuoširdžiai rekomenduoju į savo rapsų pasirinkimą įsitraukti ir pusiau žemaūgę ar žemaūgę veislę. Kodėl? Todėl, kad žemaūgės veislės augimo kūgelė netaip intensyviai ištysta. Jie lieka žymiai žemiau, dėl to tai garantuoja geresnį žiemkentiškumą. Ir kad ir dabar šiuo metu mes keletą metų iš eilės turim labai palankės žiemas, kada visos veislės įžiemavoja, tačiau mes nesam garantuoti, kad sekanti žiema bus būtent tokia pati, kaip ir buvo ši. Ir būtent toksai veislės pasirinkimas garantuoja, kad jeigu žiema bus nepalanki, šalta, daug neigiamų temperatūrų, be sniego, yra žymiai didesnė tikimybė, kad būtent ši veislė išliks negu aukštaūgė veislė. Taip pat kitas niuansas, visgi vis dar atsiranda ūkių, kurie anksti sėja rapsą, taiko tą sėja ankstyvai sėjos terminais, tai būtent tokiu atveju rekomenduoju rinktis tik žemaūgę arba pusiau žemaūgę veislę. Tokiu atveju su augimo reguliatoriais į pasėlį į rapsus nereikės važiuoti labai dažnai, galbūt užteks vieno karto. Tai to prasme ir pinigų sutaupysit? Ir sutaupysit pinigų ir turėsit puikią gerą veislę, kuri bus labai žiemkentiška. Kitas niuansas, ką reikėtų paminėti, tai kadangi augimo kūgelis būna labai žemai šios veislės, todėl nugraužus stirnom ar kitiem gyvūnams iš šonų atauga. Jis nebūna visiškai pažeistas, nes nepavyksta jos sugraužti, vadinkim, visiškai. Tai taip pat toks yra saugus garantas. Kokia, sakai, sėjos norma buvo šiam lauke taikyti? 40 augalų į kvadratinį metrą. O sėjos data? Rugpjūčio 16. Labai optimaliais terminais spėjot pasisėti. Drėgmės buvo tuo metu? Buvo, nes labai gražiai sudygęs, tolygus rapsas. Nieko, šaknys storos, visko gerai, visko daug turi. Laukas gražus. Gal su norma daryta, tikintis, kad kažkas neišgyvens, bet išgyveno viskas beveik 100%. Tai... bet šiemet žiema tokia, jos nebuvo praktiškai. Čia gal šito lauko ir buvo visas toksai tikslas viso šito bandymo, kad parodyti tai, kas yra pionieriui, ne tik ant popieriaus, bet tai, kas yra geriausia, ir bandyta parodyti vienam lauke, kad matytųsi būtent veislės skirtumai, kas aukštesnė, kas žemesnė, kurios vegetacija anksčiau prasideda, žydėjimas anksčiau prasideda. 6 yra pionieriaus ir viena yra kontrolinė. Kontrolė. Tai pasilyginsim su pionieriaus veislėmis. Bandymų visada imamės, nes vis tiek technologijas reikia prisitaikyti savo ūkyje. Taip pat ir su tom veislėm norisi išbandyti ir nepulti stačia galva, tiesiog pasisėti kažkiek tais ir žiūrėti, kokie yra rezultatai, ar galime sėti masiškai ar ne. Tai čia toks ir tikslas, kad pasižiūrėti tas veislės ir palyginti. Koks čia plotas? 36 hektarai, 7 veislės.
kiekviena veislė kažkur tais po 5 hektarus, 6 hektarus. Aišku, tai vadinasi, rudenį jau kai skaičiuosit viščiukus, tai Mes... kas nusvers labiausiai? Derlingumas? Derlingumas yra aliejingumas, taip. Aišku, žiemos neturėjome, sunku įvertinti, tarkim, tą žiemkentiškumą, bet jau keli pastarieji metai tų žiemų neturime, tai kažkaip į tą vis mažiau dėmesio ir kreipiamą į tą žiemkentiškumą. Rapsai žiemoja, tai su to viskas gerai. Pionierius labai gerai, sėjom jų kukurūzus, dabar pradėjome ir rapsų truputį sėti, tai su kukurūzais, tai kiek dirbu ūkyje, kiek ūkis egzistuoja, visą laiką buvo sėjami pionieriaus kukurūzai ir masiškai sėjami. Pagrindinis teisėjas, kas kombainas. Nes būna metų, kad atrodo pas mus tas rapsas, kaip sakom, kaip runkelis išsitraukia, šaknys storos kaip runkelio, o galų gale nuėmus derlių negauni 4 tonų, tai čia dabar tikrai sunku dar pasakyti, sunku spėlioti. Ten žemaūgiai, tai ant tenais matosi net stipriai, kad yra viena aukšta ūgio, kita žemaūgio, net iš čia matosi. Bet labai gerai įsikrūmijusi žiūrėjau. Ta prasme, labai daug šoninių šakų ir jie eina kartu visos kartu vienu metu, tai irgi labai gerai, kad nebus ištysęs pagrindinis. Taip. Nu, puiku. Nu, aišku, kenkėjai jau puola, jau matosi čia jų, bet jeigu nupurkšta, tai realiai apsisaugojate esą tai savaitę. Antradienį su kontaktiniu nupurškim, bet to žydinukų vis tiek jau daug, bet... Bet jis pagraužia realiai. Galbūt neskanu. To žalos nepadaro, jo, neskanu. Galbūt yra tie butonai sukandžioti, bet... Realiai, jeigu ir kontaktiniu jūs nupurškit, tai automatiškai jisai pasidengiant viso augalo ir pats vabalas užlipęs ir pavaikščiojęs jam jau per kojas, per jo kūną patenka į vidų ir jis jau miršta nuo to. Nebūtinai jam reikia pagraužti, jam užtenka to pačio kontakto. Ir tas kontaktas galioja apie 5-7 dienas priklausomą aplinkos sąlygų. Tai realiai savaitę esat ramus. Čia yra rapsinis žiedinukas. Tai jisai kenkia grauždamasis į butonus, išgraužia žiedadulkes, minta jomis. Kenksmingas iki tol, kol yra butonai, vėliau pražydus rapsui, tai tiesiog yra paprastas apdulkintojas. Kol kas tai yra vienas iš labai kenksmingų kenkėjų, vien todėl, kad sunku jį kontroliuoti, daug piretroidų jo tiesiog nepaima, insekticidai kontaktiniai, nes turi atsparumą, tai ties šitą vietą mes stringame. Pavyko pasigauti stiebinį paslėptą straublį, nes buvo labai ilgas pavasaris, labai greitai jie vis kildavo, po to žemos temperatūros vėl mes jo gaudyklėse nerasdavom ir anais metais buvo realiai apie Velykas, buvo ta invazija, kur visi ūkininkai išvažiavo į rapsą su purkštuvais ir didžiąją dalį nusimušė. Šiais metais tokio laiko neturėjom, kad vieną dieną suskristų visi vabalai į lauką, vadinkim, ir nusipurkštume. Kaip tau pavykus susikontroliuoti? Tai buvo dabar šioj savaitėje čia kontroliam ir buvo prieš tai dabar, jeigu gerai atsiminsiu, prieš savaitę ar 2 irgi tas šiltas momentas, kada irgi tada naudojam maitinimą ir dėjom kontaktinį. Nu, jau tai manom, kad susitvarkim, kažkiek tais atbaidėm jau. Nu, galim žiūrėti, ar yra šonuose įkandimų. Vienas iš požymių, kad jau buvo pasirodęs būtent stiebinis paslėptas straublis, tai yra įkandimai, kurie matosi dažniausiai pažastyse. Nu, šitą mano odonorė to nematyti. Šitam augalui pasisekė. Ką gali ūkininkas pasirinkti, tai gali rinkti skirtingos vegetacijos rapsų veislės automatiškai. Tai galbūt kažkuri veislė ankstyviau pražydės ir visi tie žiedinukai, čia būtų daugiau priemonė prie žiedinukus, daugiau nusikreips link tų žydinčių augalų ir į tuos žalius butonus netaip intensyviai bandys įsisprausti. O su stiebiniu paslėptas straubliu tai vienintelis vaistas yra insekticidas, kol kas kitos kontroliavimo priemonės nėra. Kai pats augalas yra sveikas ir stiprus, tada jisai pats lengviau apsisaugo tiek nuo ligų, tiek taip pat ir nuo kenkėjų. Tai realiai mūsų agronomų tikslas, kad augalas būtų į save stiprus, pamaitintas ir jam suteikti kuo geresnės sąlygas augimo. Nuo veislės priklauso, taip, labai priklauso iš tikrųjų. Dėl žiedinukų netgi teko girdėti tokią teoriją, būtent prancūzų ūkininkai pakankamai stipriai taiko ją, kad kažkokią dalį, sėdami pakankamai didelį rapsų lauką, apie 5 procentus įmaišo ankstyvos veislės, būtent dėl ankstyvesnio žiedėjimo, kad, kitaip tariant, ją aukoja.
Bet čia gink dieve neturi būti taisyklė, nes kas tinka jiem, ne visada tinka mum. Su rapsais tai turbūt yra pagrindas aliejingumas. Pionieriaus veislės jos ir išsiskiria tai, kad tas aliejingumas, jis nėra, kad jisai šokinėtų kasmet kaip kitus, jis yra pakankamai stabilus. Bet kiek patenka bendrauti ir su ūkiais, ūkininkais, ne vieno nesigirdėjo nusiskundimo tokio, kad sakytų, nuvežėm, pristatėme elevatorių ir gavom papildomas nuoskaitas už tai, kad aliejus yra mažesnis negu normose. Tikrai ne vienas, visi sakė, kad pakankamai geri ir tie visi rodikliai lyginant su standartais jie lipa į viršų. Ir kaip dar sykį pasikartosiu, tai nėra tai, kad kai būtų vienais metais gerai, kitais metais tik biški gerai. Visais metais daugiau mažiau stabiliai yra tas eina. Žemūgiai, aišku, jie turi pliusų, turi minusų. Gal pats didžiausias jų minusas tas, kad jų sėjos laikas yra jau truputį ankstyvesnis. Jau nereikėtų vėluoti susėję, nes jam reikia laiko, kad išaugint šaknį, sukaupti krakmolą, sukauptą cukrų visą šaknyje. Pliusai žemūgių dabar, tarkim, turim tokį seną D06. Jau veisliai turbūt apie, galima sakyti, 20 metų. Tai tikrai jos pats didžiausias pliusas tas, kad jis yra lėtas. Tikrai yra flegmatiškas rapsas. Iš pavasario atrodo tragiškai. Noris važiuoti su lėkštėm ir taip toliau, jeigu lėtesnis. Jis lėtai kyla. Bet jisai visas tas sodininkų, daržininkų šalnas, jisai praleidžia užsičiaupęs butonuose ir padaroma tikrai mažesnė žala. Vėluoti su juo negalima, jam reikia laiko. Bet augimo reguliatoriaus nereikia naudoti. Derlių nuimant tauposi ir kuro sąnaudos mažėja, o derlingumų jie neatsilieka. Stovim prie veislės PX141. Jeigu pažvelgtumėte, ten toliau yra pionieriaus veislė PX303. Jis yra aukšto ūgė, o šalia yra pusiau žemaūgė. Dabar įvardykime skirtumus. Tai žemaūgė veislė, matom, yra kompaktiškesnė, ne taip stipriai kelia pagrindinį stiebą į viršų. Tai taip pat leidžia pasirinkti, ar tikrai reikia naudoti augimo reguliatorius pasėlyje pavasarį. Taip pat šoninės šakos neatsilieka nuo pagrindinės labai stipriai. Tai automatiškai turėsim pakankamai tolygų lauką, pakankamai tolygus subrendimas bus. Kitas niuansas, kai augalas intensyviai stypsta, jį žymiai lengviau gali paveikti pavasarinės šalnos, stiebas įsikraipo. Čia kol kas nematyti tokio gero pavyzdžio, bet tikrai kiti ūkiai nukenčia, o jeigu dar šalnos būtų ir žymiai stipresnės, iškelti butonai gali ir nušalti. Tuo tarpu žemaūgės veislės, jų butonai nebūna taip intensyviai iškelti aukštai, dėl to turi didesnį pakantumą žemom neigiamom temperatūrom pavasarį. Ūkiai, kurie taiko vis dar tradicinį žemės dirbimą, tai tokiu atveju žemė pradedama ruošti iš anksto. Tokiu atveju yra didesnė tikimybė įsigarinti drėgmę. Tai jeigu mes jau turim paruoštą plotą, į kurį galime sėti ir terminai atitinka rapsų sėjos optimalius terminus, tai ankstyvai sėj tikrai rekomenduoju rinktis būtent pusiau žemaūgę rapsų veislę ir šiuo atveju puikiai atrodanti PX141 gali būti jūsų pasirinkimas. Šiame lauke ūkis taikė supaprastintą žemės dirbimą. Tai pirmiausia buvo suskusta su lėkštiniu skutiko kviečiai, vėliau buvo išdirbta su giliai sinoraginiu skutiku ir pasėtas rapsas.